to dream the impossible dream, to fight the unbeatable fall, to bear the unbearable sorrow, and to run with the brave there no go. This is my quest to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for an heavenly cause. And I Jessica Shaw. know that you'll only be true to that glorious quest. Ei, tu pažiūrėk. Čia pro. Will it be peaceful and calm when I'm laid to my rest? To reach the unreachable star, to reach the unreachable Ačiū labai. Ačiū labai. Va taip reikia sirgtus draugės, va. Dreba rankos. Girdi? Whitney Houston atvarė šiandien. Ir dabar girdžiu, kad tikrai ne Whitney Houston, nes nereikia lyginti ir tavo visai kitoks tembras, bet dabar supratau, kad tavo galia dar kitokios spalvos. Seniai pas mus šiandien nebuvo 4 atsisukusių kėdžių. Iš to 3 lygio, tų profesionalų, čia yra aukščiausias lygis. Kuo tu esi vardu? Auksė. O. Auksė, atrodo, kad dainuoji kiekvieną dieną profesionaliai ir kaip yra iš tikrųjų? Šiaip stengiuosi kiekvieną dieną. Aš tiesiog dainuoju nuo 3 metukų. Mane atvedė močiutė. Tai aš nelabai žinau, ką reiškia nedainuoti. Mes irgi. Bet ar tai yra šiai dienai tavo profesija, ar vis dar... Ne, profesiją negaliu pavadinti. Tiesiog gal tokių hobių, kur persipinęs su gyvenimu, bet na, profesija vis tiek manau, kad yra tai, iš ko tu, nežinau, gyveni ir panašiai. Aš tiesiog gyvenu tuo, bet gal ne iš to. Tai va taip. Man neįtikėtina, kad kažkokiam bute, virtuviai, ten tu darais valgyti ir tokiu balsu gali užduoti. Bet tai nėra tavo profesija. Nu, sunku suvokti. Turėtų ištaškyti vibraciją sienas kaimynam. Ačiū labai. Nu, taip, čia komplimentas, taip. Iš tikrųjų, aš kažkaip jutau tokią stiprybę ir va, tarsi muzika tau gyvenime ir padeda praeiti kažkokius sunkius momentus ir labai jaučiasi, kad tu gyvenai tuo ir aš tikrai galvoju, kad tu, nežinau, tai yra realiai tavo profesija ir tu stovi scenoje kiekvieną savaitgalį kažkur, tai buvo ir manau, publika jautė tą pateikimą, kad tai nebuvo tiesiog stiprios natos, tu iš tikrųjų išjautei ir žinojai, apie ką tu dainuoji ir man rodos iš tos užsišarvavusios stiprybės slypi iš tikrųjų labai tyras, gražus žmogus. Aš tiesiog jaučiu, kad turėčiau ką pasidalinti su tavim ir padėti tau šitame projekte. Labai kviečiu tave pas save į komandą. Ačiū labai už komplimentus ir gražius žodžius. Ačiū labai. Šiaip labai stiprus balsas, stiprus pasirodymas, mega sunkus kūrinys, tai vien dėl tokios užduoties yra labai didelis pliusas. Plius įvykdytos užduoties čia iš vis mega, vadinu tokius balsus valdoviškais, arba dievų muzika, kur yra tiesiog ilgos, švarios, aukštos natos, kurios
tiesiog neįtikėtinai skamba ir jauti kūnų tokią galę balso, kuri eina iš kūno irgi. Tai sveikinu su labai tikrai stipriu pasirodymu. Žinoma, norėčiau savo komandai, bet čia tas atvejis, o tokių yra nedaug, kur aš tikrai norėčiau su tavimi dirbti, bet kad ir ką be pasirinksi, aš tikrai stebėsiu tave ir esu mikrofanas tavo jau dabar. Ačiū labai. O aš nenorėjau tau spausti ir pasakysiu, kodėl. Visą dainą klausiausi ir pagalvojau, kad tai yra Jessicos žmogus. Ir, tiesiog, ką man čia suktis, jeigu vis tiek nepasirinks. Bet iš tikrųjų man buvo taip tokia nesąmonė tada, jeigu aš dabar galvoju, neatsisuksiu ir tada, tai ką, man čia nepatiko ir aš čia iš mandagumo nespaudžiu. Aš iš tikrųjų paspaudžiu, nors labai mažai kažkokios tokios vilties turiu, kad pasirinksim, pavyzdžiui, mūsų iš bičių. Oi, aš tai labai daug vilties turiu. Vokaliai ir tavo stiliuje labiausiai, aš manau, kad atspindėtų Jessicos šią asmenybę. Bet visom kitom spalvom, jeigu, pavyzdžiui, tau jų manytum, kad trūksta, nes manau, kad vokaliai tau nieko čia nebereikia, ten viskas ten tvarkoja. Ir parinkti gražių epizodų, gražių dainų, pasirodymo įmantrybių, plius pridedant tavo vokalą, pridedant tavo žavesį, grožį, seksualumą ir viską, ką čia atsinešiai, būtų labai labai fantastiškas sukurtas stebuklas. Wow. Žmogus iš karto į dėžutę įstatė, apsimeta, kad tave pažįsta, kad mane pažįsta, nepažįsta nieko. Ir nusprendė, kad dabar čia... Ašgi tave reklamuoju. Tave reklamuoja, tave išgyrė ir tu dar čia šakoji. Ne, man malonu, bet čia yra tokia taktika, žinai, kur aš žinau, kad tu norėsi eiti pas ją, bet iš tikrųjų tau reikia mane. Bet iš tikrųjų tai esi stebuklas. Būtent, ir dar užbaigimas su žodžiu stebuklas. Išsilydžiau, ačiū, bet mes daug girdėjom šiandien iš Manto šitą, čia yra tiesiog, Ją pagyrė, jinai susinervina. Ne, nesusinervinau, man labai malonu, bet, žinai, aš nesiruošiu. Aš turiu pažinti tave kaip asmenybę ir aš nenoriu, pasikartosiu, daryti kažkokio šablono. Aš noriu suprasti, apie ką tu esi ir pirmiausiai išsiaiškinti prieš nusprendžiant, ką tau reikia dainuoti šitam projekte. Tai kviečiu į savo komandą. Kviečiu į savo komandą. Kviečiu į savo komandą. Ačiū labai visiems. Aš visų pirma, tai tiesiog labai džiaugiuosi, kad esu projekte jau. Bet aš apie savo sprendimą galvoju jau prieš tai ir nelabai man kas jį gali pakeisti, tai aš keliauju pas Jessica. O. Ačiū. Ačiū, man tai gerai, baigiam, nepyksta. Ačiū tau. Nerealiai. Labai graži esi. Ačiū labai. Iki susitikimo. Nespėjai pamatyti visų pasirodymų? Nenusimink. Visus jos rasi Lietuvos balso YouTube kanale.